Aš kiaulytė Pepa. Tai mano mažasis broliukas Džordžas. Čia kiaulė mama. O čia paršas tėtis. Kiaulytė Pepa. Slėpynės. Peppa ir Džordžas žaidžia slėpynių. Dabar slepiasi Džordžas. Jis turi greitai surasti, kur pasislėpti, kol Peppa baigs skaičiuot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Džordžas rado, kur pasislėpti. Pačiu laiku. 10. Pasiruošęs ar ne? Aš ateinu. Peppa turi rasti, kur Džordžas slepiasi. Radau. Peppa rado Džordžą. Džordžai, per daug lengvai tave pamačiau. Dabar slepiasi Peppa. 1, 3. Padėsiu Džordžui skaičiuoti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gerai, Džordžai, atsimerk. Džordžas turi surasti, kur slepiasi Peppa. Peppa slepiasi ne po stalu. Džordžai, gal pamėgink antrą aukštą? Peppa slepiasi ne po lovą. Kas tas keistas garsas? Peppa slepiasi ne už užuolaidos. Vėl tas keistas garsas. Kas tai galėtų būti? Džordžas rado, kur slėpėsi Peppa. Džordžas mane rado. Dabar slėptis eilė tėčiui. Manau, Džordžas galėtų pabandyti dar syk. Bet Džordžas slėptis nemoka. Esu įsitikinęs, kad šįsyk jam seksis geriau. Užsimerk ir pradėk skaičiuot. 1, 2, 3. Vaje, Peppa Džordžą ras lengvai. 5, 6, 7, 8. Džordžai, ateik čia. 9, 10. Pasiruošęs ar ne? Aš ateinu. Džordžas slepiasi ne po stalu. Bet Džordžas visuomet slepiasi po stalu. Gal paieškok antram aukšte. Žinau, kur jis. Džordžas, žaislų krepšy. Džordžas slepiasi ne žaislų krepšy, kur jis galėtų būti. Peppa niekur neranda Džordžo. Tėti, niekur nerandu Džordžo. Vaje, įdomu, kur jis. Tiesą sakant, Džordžas pateko į laikraštį. Džordžai, radau tave. Džordžai, tai tikrai gera vieta slėptis. Džordžas visą laik slėpėsi už tėčio laikraščio. Išvertė Julius Valkiūnas, įgarsino Neringa Varnelytė, Vers Media.